Sveiki visi. Šiandieną pratęsėme savo rubriką, pratęsiu ir šiandieną pakviečiau Ramunę. Ramunę savo kolegę. Nežinau, artimiau su Ramunė susipažinom turbūt pernai, gruodį ar lapkričio mėnesį, kad turėjom individualius pokalbius ir keliaujam kartu ir mokymuose. Ir Ramunę aš matau kaip menininkę, jinai tapo labai gražius paveikslus, bet šiandieną norisi man tiesiog pakalbėti, pakalbinti Ramunę apie sąmonėjimo kelią. Apie sąmonėjimo kelią fiziniam plane ir apie subtilųjį pajautimą, subtiliųjų mokytojų išjautimą. Kaip prasidėjo tavo kelionė ir nuo ko jinai prasidėjo ir kad galbūt kiek gali Ramunė papasakok atvirai iš savo patirčių, iš tai, ką tu patyrei savo toje kelionėje ir ko galbūt per tas praktikas, per tą savo patirtį galbūt suvokiai tam tikrus dalykus, kurie tave atveda vėl į kitą etapą, kur tu, pavyzdžiui, galbūt esi dabar. Ir tai, kas jaučiasi, tiesiog norim mes šiandieną su jum pasidalinti atvirai, nuoširdžiai ir tai, kas teka per mumis. Aš tiesiog noriu taip pat tau, Ramunė, pasakyti, kad mano kelionė taip pat su subtiliuoju pasauliu prasidėjo nuo vaikystės, bet jisai buvo tiesiog užblokuotas ir ilgai metų praėjo, kai vėl subtilusis pasaulis į mane pasibeldė, bet tuo metu aš galvau, kad einu link išprotėjimo ribos ir vėl pabėgau nuo jo. Ir iš tikrųjų visai nesenai, 2019-2020 vėl leidau subtiliajam pasauliui įsilieti mano žemišką gyvenimą, leidau komunikuoti ir tiesiog džiaugiuosi, kad dar šioj reinkarnacijoj galiu patirti tai, galiu tai suvokti ir viską įleisti savo fizinį planą. O kaip tau, Ramunė, buvo? Kaip tu viską išjautei? Kaip tau pavyko susivokti, kad tai yra ne iliuzija, o tai tikrai yra subtilusis pasaulis? Sveiki visi, malonu, kad pakvietėt mane į tą pokalbį. Apie pačią pradžią, tai pas mane buvo taip pat pradžia nuo vaikystės. Aš vaikystėje girdėdavau įvairius garsus, balsus, pas mus namie vaidendavosi. Ir iš tikrųjų tas subtilusis pasaulis juntamas buvo nuo pat vaikystės. Mano močiutė buvo labai tikinti, jinai mane atvedė į šitą kelią, visą laiką prieš miegą skaitydavo ne pasakas, bet Bibliją. Ir jinai tuo metu, aišku, buvo pas ją toks tikėjimas ne bažnytinis, bet jinai vaikščiojo į savo kitus susibūrimus, vedžiodavo mane į vairias paskaitas apie Dievą ir apie dvasingumą. Ir tada dar netgi buvo mane pakrikštijusi per savo bažnyčią ežere su giesmėm. Ir mano tas kelias, iš vaikystės, kiek aš jį pamenu, aš buvau vienu metu net labai išsigandusi, iš tikrųjų, dėl ko aš nusisukau tam tikrų momentų nuo visų pajautimų matymų, nes tas girdėjimas įvairių, tarkim, balsų, garsų, arba kai išeidavo žmonės iš gyvenimo, ateidavo, tarkim, informacija žodinė. Tai tuo metu man buvo gal kokie 7 metai, kai viskas prasidėjo. Ir kaip tu paminėjai, kad užsiblokavai kažkada, tai vat, aš irgi lygiai taip pat užsiblokavau, nes aš išsigandau. Bet po to vėl ėjo tokie etapai, kai aš grįždavau vėl prie to pat, nes vis tiek mane lydėdavo tas pajautimas toksai. Tai va, tai ir po to vienu metu, jau kai man buvo kokie 21 metai, man vienas labai artimas žmogus padovanojo tokią knygą apie karmą. Tai buvo karmos diagnostika. Dabar aš, jeigu nesuklysiu, Lazarevas berods buvo parašęs tą knygą. Ir nuo tos knygos vėl prasidėjo aktyvus savęs ieškojimas. Ieškojimas to, kas aš esu, kokie gyvenimo principai, dėsniai,
kaip mano, tarkim, veiksmai įtakoja mano gyvenimą, mano realybę. Ir galima sakyti, kad ta knyga buvo tas toksai vėl starteris, kuris įtakojo mane ieškoti savęs ir daugiau gilintis į save. Po to, po kažkurio tai laiko aš domėjausi ir vedų kultūrą, esu prisilietus ir prie jų judėjimo, kažkiek domėjausi ir budizmu. Žodžiu, mano tas toksai ieškojimas buvo pakankamai aktyvus, nes mane domindavo iš tikrųjų viskas, kas yra giliau, apie ką yra žmogus, kodėl jisai yra čia žemėje. Tai aš galėčiau sakyti, kad buvo toksai gan nenutrūkstamas ryšys ir domėjimasis šitų subtilių pasaulių. Tai vat. Ir po kažkurio tai laiko aš daugiau nėriau į meditaciją, į jogą. Šiaip iš tikrųjų labai daug krypčių buvo apėmus, nes tas toksai noras ieškoti ir gauti atsakymus buvo pakankamai stipriai išreikštas pas mane. Apie noras keistis, kažką tai atrasti, suvokti. Ir po kažkurio tai laiko aš pamačiau ir mūsų Petraitinės Violetos paskaitas ir va tokiu būdu aš pajutau tokį impulsą, kad tai kažkas yra tai, būtent kas mane domina ir iš kur aš galėčiau gauti dar daugiau atsakymų. Tai va, tai ta tokia patirtis, aš galėčiau čia labai daug plėstis, bet manau, mes kiekvienas einame per savus atradimus ir suvokimus. Bet aš visada buvau ta tokia tyrinėtoja, kuri mėgsta eksperimentuoti ir viską patirti per save. Aš nelabai mėgau dalintis kitų patirtimis ir žiniomis, nes tai būdavo neišgyventa manimi. Todėl tas eksperimentavimo kelias gal ir nebuvo labai lengvas, bet jisai leido man daugiau išjausti visko savimi, kuo galėčiau ir dalintis. Ir dalintis aš taip pat linkus tik tai per savo patirtį. Tikrai tau aš labai pritariu, žinai. Nes vienas dalykas, ar ne, mes kažką gal paskaitome, savo smegenim duodam, ar ne, kažkur tai pabūnam kursuose, moksluose, viskas yra, žinai, gerai, mes plečiam savo, ar ne, suvokimus, bet kai tu gauni suvokimą per savo kanalą, jį tu pajauti, priimi pirmoje eilėje, o po to tą visą suvokimą tiesiog integruoji į savo gyvenimą. Ir žinai, ir vakar aš dar taip galvoju, žinai, nesvarbu, kokiais mes vardais, žodžiais, ką be pavadintumėm, ar ne, iš kokio sąmonės lygmens mes beveiktumėm. Mes žinom sąmonių begalę, ar ne, bet viskas vis tiek priklauso pirmoje eilėje nuo pačio žmogaus to suvokimo, nes ką mes kuriame, ką mes kuriame šiandieną, mes turim savo tokį rytojų, ar ne, žiūrėk, mūsų mintis, mūsų emocijos, mūsų ta elgsena, aišku, pirmoji ateina ta grandinė nuo minties, nuo emocijos, kas pas mumis, kaip pasakyti, verda, tas ir mūsų elgsenoje yra. Mes, ar ne, gali žmogus kažkiek prisidengti, ar ne, bet kiek jis ilgai prisidengs, jis prisidengti gali prieš kitą, bet iš tikrųjų prieš save tu niekada neprisidengsi. Tai nesvarbu, per kokį lygmenį mes suvokiam, kokia sąmonė mūsų veikia, bet vis tiek viską parodo mūsų gyvenimas. Mūsų gyvenimas ir tas gyvenimas, reiškia, kurį mes turime dabar, jisai yra mūsų patirtis, jinai yra pati geriausia mums. Ir mes ją tik tais turim patirti, mes ją turim suprasti, susivokti, kodėl mes čia esame, ar ne. Ir pavyzdžiui, kai tu pradėjai jau labai stipriai eiti, sakai, per savo patirtis, gal gali pasidalinti, pavyzdžiui,
kaip iš tikrųjų vyko, nes aš tikrai žinau, kad tu labai turėjai ryšį ir su subtiliuoju pasauliu. Pas tave paveikslai tai sako, kokie tavo paveikslai, kodai, tenai kosminiai kodai. Bet kaip tau sekėsi, pavyzdžiui, viską materinti žemiškam gyvenime? Nes dažnai mes, vat, ar ne, kaip ir mes kalbėjom kažkurią tai dieną, kad socialiniai erdvėjai tik tai gražūs paveikslėliai, tik gražūs aprašymai, tik tai viskas gražu, o iš tikrųjų taigi nėra taip paprasta ir lengva, kaip ir bendrauji su subtiliuoju pasauliu, kartais būna ir nepatogu, ir nesmagu, ir skauda, taigi mes visaip save patirim, ar ne? Kaip tau tai buvo? Kaip tu, kokį momentą galbūt gali papasakoti iš savo gyvenimo, kas jaučiasi, per tą prizmę, ką tu patyrei? Tas kelias nėra toks trumpas ir kad jį sutalpinčiau į keletą žodžių, bet jisai eina link išsigryninimo, link tikrumo ir link mūsų vadinamo tyrumo. Tai kai mes numetinėjom visas kaukės, savo netikrumą, iš tikrųjų baimės, taip, baimės turbūt būtų vienas pagrindinis dalykas, ką aš galėčiau išskirti, per ką aš ėjau labai labai ilgą laiką. Aš galėčiau pasidalinti tuo, jog tos baimės lydėjo įvairiais apvalkalėliais ir turėjo labai labai daug sluoksnių. Aš jas galėčiau išskirti netgi kaip baimė būti nuteistai, baimė būti išjuoktai, paliktai, baimė viešo kalbėjimo baimė labai turėjau. Dėl ko aš čia turėjau? Dėl to, kad baimė būti tikru, parodyti tą savo tikrąjį veidą, apie ką aš esu, kame aš esu, kad jisai gali nesutapti, tarkim, su kitų įsitikinimais, su kitų matymais, kad aš galiu kažkuo tai išsiskirti ir nepateisinti kažkieno tai lūkesčių. Ir mes ką darom tada, mes dedamės įvairias kaukės, pataikaujame. Tai gaunasi, kad mes save tokiu būdu menkiname, einame į visokias dirbtinės rolės, lyginamės su kitais, norėdami gauti kažkokį tai įvertinimą, kad esame, ten, tarkim, atitinkantis tam tikras normas nustatytas ir panašiai. Iš tikrųjų, tiek daug viso to buvo manyje, baimė bendrai gyventi ir pas mane tokia viena pagrindinių baimių būdavo, kad aš nuvilsiu kūrėją. Žinok, visas šitas dalykas man tęsiasi nuo pat vaikystės, nes matyt mano močiutės tas toksai įskiepytas dalykas, kad aš privalau labai daug laiko skirti maldai ir visam kitam, nes aš pakliūsiu ten į pragarą ir panašiai. Tai matyt, visas šitas dalykas taip giliai sugulė manyje, kad aš viso gyvenimo eigoje visą laiką, kaip remdavausi tuo dalyku, jog turiu elgtis teisingai, turiu, kad viskas būtų gerai, kad tik tai, tarkim, pomirtiniam gyvenime aš pateisinčiau kūrėjo lūkesčius, aš taip įsivaizduodavau. Tai va, tai tas toksai kelias išsigryninimo ėjo per labai labai daug tokių dalykų, atsisluoksniavimo. Ir tai eina, po tų baimių dar eina ir susireikšminimas, ir konkuravimas vienas su kitais, kaip mes stebime, kaip vieni ar kiti, ten, tarkim, galbūt greičiau suvokia tuos subtilius dalykus, lygmenis, arba atsiveria savo naujom veiklom, savo pašaukimam. Tačiau dabar, iš dabartinio momento aš galėčiau pasakyti ir pasidalinti tuo, kad aš suvokiu, kaip viskas vyko tikslingai ir labai laiku. Labai laiku, nei per anksti, nei per vėlai, kad kiekvienas einame savo tempu ir kad gal tam tikros žinios, kurios, tarkim, mūsų matymo atrodo ateina galbūt ne taip greitai, kaip mes tikimės, bet galbūt tam tikrų žinių aš nebūčiau suvokusi ir
taip įsisavinusi, jeigu jos būtų atėjusios daug anksčiau pas mane. Ir kad daeiti iki tam tikros informacijos arba suvokimo, aš turėjau praeiti visą šitą atsisluoksniavimą savo ir praeiti per tas baimės ir atsiduoti tai tėkmei. Ir daug kas jau žino būtent apie mano šios dienos patirtį, kad aš susidūriau su vėžiu akistatoje ir šią patirtį aš laikau kaip didžiausią dovaną savo gyvenime, nes šios patirties dėka aš dabar esu ten, kur aš esu ir praeinu tokias patirtis išsigryninimo savęs, susitikimas su tiesa, su savo tiesa, leisti savo būti grynume, atvirume ir kalbėti tai, ką aš iš tikrųjų jaučiu, ką aš iš tikrųjų matau, nes kai mes susidarėme su tokiu momentu, kai, pavadinkim, su mirtimi, kai pajuntame tą tokį ribą tarp laiko ribą šiame gyvenime, tada suvoki, jog nebėra ką prarast. Tu peržengi per tokią baimę iš pat pradžių ir tokį pasimetimą, tai iš tikrųjų vyksta didžiulis tiek fizinio kūno sukrėtimas, tiek psichinio. Ir tuomet viskas pradeda byrėti kaip žirniai ant žemės. Tu praeini per visas baimės, per visas tas etiketės, kurias buvai užsidėjus ir pamatai, kad viskas nebetenka prasmės, kai slysta viskas iš po kojų. Ir tada, kai vyksta šitas procesas, aš suvokiau ir pradėjau atskleidinėti save, pasižiūrėti į save giliau, apie ką aš iš tikrųjų esu, kaip aš gyvenau anksčiau. Atsiranda staiga laiko išanalizuoti ir persukti kaip filmo juostelę savo gyvenimą iki dabar ir sustojus suvokti ir išjausti, apie ką aš dabar esu, ką aš dabar renkuosi, kokią kryptį, kur aš noriu eiti. Ir nes staiga tu pradedi jausti čia ir dabar momentą. Nes nieko nebelieka, nei rytojaus, nei vakar. Tu dabar junti tik tai čia ir dabar momentą ir jame atvirinėjai tuos naujus pojūčius, suvokimus ir kur link ir apie ką aš esu. Tai iš tikrųjų po tų baimių visų paleidimo eina susitikimas su savaja drąsa, išdrįsti gyventi, nes nebėra laiko, toks jausmas, kad kada jeigu ne dabar gyventi. Ir tada eini link tikrosios savęs, kur tu tiesiog darai tai, kas tau patinka. Ta, kad tu visą laiką atidėdinėdavai. Tai aš tą, ką aš daug laiko atidėdinėdavau iš šono, aš pradėjau dabar daryti. Skirti savo daugiau laiko, skirti savo kūnui daugiau laiko, sustoti, nes iki tol gyvenau labai tokiam aktyviam režime. Aš jį vadindavau automatu, nes būdavo daug labai veiklų, daug susitikimų. Aš 20 metų turėjau savo asmeninį verslą, kuriame sukausi. Ir labai daug buvo konkurencijos, siekimų ir tas toksai įsisukimas į pelytės ratelį, kai visas gyvenimas tiesiog bėga viens po kito. Ir pastebi, kad nebegirdi savęs, nebegirdi to vedimo, to vidinio savo balso, atsiranda labai daug abejonių, tada pradedi žvalgytis kažkur kitur, kad gauti įkvėpimo arba stebėti, kaip kiti žmonės veda,
atsirasdavo labai daug savęs vertinimo, į savęs graužaties. Iš tikrųjų, tokia visa puokštė, kad aš net vienu metu susimąsčiau ir galvojau, o Dieve, iš kur visa tai pas mane? Atrodo, aš einu tuo dvasingumo keliu, čia medituoju, čia tiek daug dvasinės literatūros skaitau, bet kai susidūriau su ta tokia čia ir dabar momentu, kai nėriau gilyn į save, kai aš turėjau pamatyti, nori, nenori, visus tos sluoksnius, kas yra manyje, aš vienu metu net išsigandau ir galvojau, ojo, oh my god, kiek čia daug darbo iš tikrųjų manęs laukia išsifopti visą šitą reikalą savyje ir susitvarkyti ir susidėlioti kaip ant knygų lentynų. Ir su kuo pirmiausia susidūriau, kad man pradedant kalbėti savo tiesą, iš tikrųjų tai, ką aš galvoju, be jokių pagražinimų ir susitinkant su draugais, nepataikauti ir, tarkim, jeigu kažkokia tai tiesa neberezonuoja su manim, aš pradėjau tiesiog tai sakyti ir išreikšti savo nuomonę atvirai. Tai pradėjo labai atkritinėti daugelis draugų, pažįstamų ir aš stebėjau iš tikrųjų šitą procesą, bet be jokio ten tokio vertinimo. Pradžioj man lyg ir buvo skaudu, bet aš tiesiog priėmiau tai kaip savo procesą, nes pas mane yra toks dalykas. Aš visuomet prieš tam tikrus pokyčius kreipdavausi į kūrėją ir prašydavau kūrėjo prašluot mano, padaryti tvarką mano gyvenime. Tarkim, kai aš turėjau pirmus vienus santykius su savo prieš tai buvusiu vyru nesantokiniu, aš su išgyvenau 10 metų ir aš buvau vienu metu kūrėjui pasakius, kad prašau kūrėjau, apversk mano gyvenimą aukštyn kojom. Aš noriu eiti į visišką pokytį, noriu pakeisti savo gyvenimą taip, kad jisai būtų visiškai nepanašus, kokį aš gyvenau iki šiol. Ir aš išvažiuoju dabar į Egiptą ir noriu, kad tenai toj vietoj aš grįžus po jos tiesiog gyvenčiau naują gyvenimą. Ir aišku, aš išvykau į Egiptą kartu su savo seserim. Ir tą pačią dieną atvykus į tenai, aš sutinku savo dabartinį vyrą. Jisai lygiai tą pačią dieną atskrido ir aišku, po to mano gyvenimas labai labai keitėsi. Tai visai neseniai, gal prieš kokius 3,5 mėnesio, aš vėl kreipiausi į kūrėją ir pasakiau, kad viskas, aš dabar daugiau nebegaliu gyventi tokio gyvenimo, kaip aš gyvenu. Viskas atrodytų kaip ir buvo puiku. Finansinė gausa pas mane visą laiką buvo paskutiniu metu, jau kiek metų aš gyvenau pakankamai visko aprūpinta, lyg ir nieko man netrūko, turėjau tą savo verslą ir veiklas, tapiau paveikslus, turėjau daug draugų. Atrodytų viskas būtų fainai, bet kažkokia visą laiką tuštuma jaudavosi viduj, kad aš esu ne apie tai, ką aš dabar darau ir kad visa tai yra kaip kažkoksai tai etapas, gal kaip kažkokia tai priedanga manyje. Ir aš vėl einu į tą tokį atvirą pokalbį su kūrėju ir sakau, kad aš vėl noriu pakeisti savo gyvenimą ir prašau, apversk vėl viską aukštyn kojom. Tik šį kartą aš paprašiau nušluoti iš mano kelio absoliučiai visas veiklas, kurios yra reikalingos mano tolimesniam augimui. Paprašiau patraukti visus žmonės, kurie neberezonuoja su mano augimu ir nebetarnauja daugiau mano čia ir dabar momente. Patraukti absoliučiai viską, visus mokymus, visas žinias, kad viskas mirtų ir išeitų ir atsitrauktų ir aš likčiau tuščia ir pradėčiau lapą vėl iš pradžių, nuo naujo. Ir po keleto dienų aš pajutau viduj, kad aš tiesiog čia ir dabar, šiandien aš turiu paskambinti savo partneriams, su kuriais aš bendradarbiavau ir kūriau verslą, kad aš išeinu iš savo veiklos ir
eisiu kažką tai veikti naujo. Aišku, aš tuo metu neturėjau nieko, nuo ko aš galėčiau į ką atsiremti naują, neturėjau jokių idėjų naujų, bet pas mane buvo labai aiškus ir tikslus vidinis žinojimas, kad aš tikrai žinau, kad būtent šitas žingsnis tai bus pradžia kažko tai naujo mano gyvenime. Ir aš tą dieną pranešiau savo partneriam, kad aš išeinu, kad aš palieku šį verslą. Aš aiškiai jutau, kad neturiu nei parduoti, nei nieko neštis, jokios senos energijos iš tos veiklos. Ir išdrįsti eiti į tą tokį savęs perkūrimą, bet mano tas pirmasis žingsnis, būtent įmaterinimas, tai išdrįsti išeiti į niekur. Aš suvokiu, kad ne visi mes turime vadovautis būtent mano patirtimi, nes pas kiekvieną yra labai skirtingos gyvenimiškos sąlygos ir situacijos, taip mes vieni, tarkim, turim kažkokius tai kitokius variantus ir paliekam seną tik tai, kai pereinam į kažkokią tai naują veiklą. Mano atveju aš surizikavau kaip visada, nes aš tokia mėgėja rizikuoti ir eksperimentuoti, kad aš išeinu tiesiog į niekur. Aišku, mane tuo momentu palaikė mano dabartinis vyras. Ir kai aš žengiau šitą žingsnį, aš pajutau be galo didelį išsilaisvinimą. Išsilaisvinimo lyg tai kažkokia tai didžiulė našta nuo manęs nukrito ir tuo momentu sekė kiti žingsniai. Tai apie tai, ką aš minėjau, išėjimas į savo tiesą, kalbėjimas savo tiesos, kas toliau sekė mano santykių išbandyme. Labai sudrebėjo mano asmeninis gyvenimas santykiuose su mano vyru. Mes iš tikrųjų buvom visiškai ant iširimo ir išsiskyrimo ribos. Ir aš pradėjau kalbėti iš tikrųjų tai, ką aš jaučiu, kas man tinka, kas netinka. Aš turėjau atsisukti į save ir pirmiausia, aš turėjau pagerbti save, kad aš galėčiau gerbti kitus. Ir nuo to toliau tęsiasi tas meilės savo kelias, kai aš suvokiau, kad aš nebegaliu meluoti kitiem, taip pat meluoti savo partneriu apie jausmus, vaikam, draugam. Ir tas toksai buvimas tiesoje, jis iš pradžių atrodo, kad galbūt nėra toks lengvas, nes tų kaukių mes esame labai daug prisidėję savo kelyje. Bet kai aš pradėjau kalbėti tai, ką aš galvoju ir ką aš jaučiu, pradėjo kristi dar kiti baimės sluoksniai, nes nebeliko ką slėpti. Nes tada tu tampi tuo, ko tu esi ir suvoki, kad kas čia įvyks ir kaip kas tau, kas ką apie tave pagalvos ir panašiai. Nes, tiesiog visa tai, visos tos baimės iš tikrųjų yra iliuzija. Ir tai, kas buvo, atrodo, svarbu, liko nebesvarbu, ar ne? Nebesvarbu. Ir labai svarbu yra tuo momentu tikėti ir pasitikėti tuo vedimu, nes absoliučiai viskas, kas vyksta mūsų pasaulyje, mūsų gyvenime, vis tiek tai yra mūsų vidinis pasaulis, tai vyksta vardan mūsų. Kad ir kaip baisu tai atrodytų, visa ta realybė mūsų supanti ir tie įvykiai, bet viskas vyksta vardan mūsų augimo. Ir aš visada remdavausi tokia mintim, kad ašgi pati ta siela, kuri atėjo į šitą pasaulį, susikūriau savo šitą scenarijų, kad tai patirčiau ir visas šitas situacijas aš taip pat susikūriau, kad tam tikrų metų jos pas mane gyvenime atsiskleistų ir padėtų man pramušti tą kamštį ir kad aš galėčiau išsilaisvinti ir paleisti viską, kas mane iki šiol ribojo. Todėl man ši patirtis iš tikrųjų yra labai, labai, labai įdomi. Aš ją tęsiu toliau
Ir prieinu dar prie to, kad kiek svarbi taip pat yra mūsų minties galia. Mūsų minties galia ir kokią realybę mes kūrėme. Kad ten, kur yra mūsų, iš tikrųjų, tiek daug informacijos, aš esu ir skaičius, ir klausius, bet kai tu susiduri su tuo tiesiogiai pats savo gyvenime ir pradedi veikti, tu tada pastebi ir suvoki to patį veikimą. Tai ta mūsų minties galia, vat, kur yra mūsų iš tikrųjų sukoncentruotas dėmesio fokusas, tokią realybę mes ir kūrėme. Tai jeigu mano realybėje, mano dėmesys buvo, tarkim, nukreiptas į nuolatinę baimės energiją, nerimą, nepasitikėjimą kažkokį, tai tokia realybė ir kūrėsi aplinkui mane ir aš tokiu būdu pritraukiu į savo gyvenimą būtent įvairius scenarijus, tol kol vieną dieną galiausiai suvoki, kad gal gana visos šitos istorijos, gal gana visos šitos baimės, gal atėjo visgi metas paleisti tai ir eiti į visiškai kitokį scenarijų ir pasižiūrėti, kas už tos baimės yra. Tai vat tada tas, kaip aš pasakau, kai tu susitinki akim su tom baimėm, galiausiai jos pradeda byrėti ir išnykti. Tai va taip. O kas liečia pačią kūrybą ir būtent tą subtiliųjų energijų pajautimą, tai vat tos subtiliosios energijos man ypač pradėjo reikštis, kai aš pradėjau tapyti paveikslus. Nes vienu metu, kai aš tapiau gal kokį trečiąjį savo paveikslą, aš dar tada buvau vienoje studijoje, kurioje tapė ir kitos moteris, ir aš tapydama pradėjau jausti, kaip man staiga širdie kažkas pradėjo stipriai pulsuoti. Aš staiga pajutau, kaip plečiasi erdvė, kaip pradėjo eiti per kūną šiurpai. Ir rankos staiga pakilo ir pačios kažką pradėjo erdvėje daryti. Aš tuo metu tiesiog stebėjau, kas vyksta ir ėjau į tą pojūtį ir tuo metu ta energija pradėjo dar daugiau stiprėti. Aš pajutau, kaip aš noriu imti tam tikras spalvas, kaip eina tam tikros žinutės, kurias aš noriu perteikti į paveikslą. Ir taip vienas po kito paveikslai sekė tuo, kad aš toje tapyboje tapymo metu ir, reiškia, aš ne tik tai tapydavau, aš galėdavau prieš paveikslą sėdėti dienom ir bendrauti per jausmą, sąveikauti su tuo kūriniu, kalbėti kitą kalbą, verkti, šokti, dainuoti. Man ėjo įvairūs ženklai, iš tikrųjų labai įdomus kūrybinis procesas šitas. Ir va taip ta kūryba, jinai veda mane vis gilyn ir tokiu būdu aš būtent per ją lygiai taip pat atrandu save ir aš praeinu tos procesus. Ir tie kūriniai, kurie, tarkim, išsitransliuoja per mane, jie tuo momentu, kai aš tapydavau tiem žmonėm tos paveikslus, jie lygiai taip pat eidavo tam tikrus procesus ir aš lygiai taip pat galėdavau per save išjausti sinchroniškai su jais tą procesą. Tai iš tiesų be galo įdomi patirtis ir todėl kiekvieną kartą jinai atveria vis kažkokias tai naujas duris. Tos kūrybos būtent, kad jinai irgi yra beribė. Kai tu sakai, žinai, kad procesai, ar ne, tu prieini žmogus ir vėl kartu ir tai pasako, kaip mes esam visiškai pilnai apsijungę, ar ne. Nesvarbu, kad mes esam atskiri žmonės, ar ne, atskiros būtybės, bet mes galim tuos pačius procesus praeiti tiek žemiškam lygmenį, tiek nežemiškam lygmenį. Žinai, aš klausau tavęs, Ramune. Ir man taip tavo tos patirtis, tokios tikros, tokios jos nuoširdžios, iš tikrųjų, kas vyksta. Ir kol tu kalbėjai, man toksai pačiai atėjo suvokimas, kadangi aš dalinausi, kad mano dukra išėjo, prieš daug metų jinai išėjo. Ir
aš su Dievu turėjau ryšį, bent aš taip visą laiką galvojau. Bet dabar, kol tu dalinaisi, koks man atėjo suvokimas, kad kai gimė mano dukros dvynės prieš 15 metų, aš pradėjau, šiaip niekada Biblijos nebuvau skaičius. Paėmiau tiesiog paskaičiau Bibliją, vaikišką, po kurios pastojau su dvynėm. Ir kai jos gimė, aš nuolatos, pas mane kiekvieną dieną dėkingumo praktika. Tiesiog dėkoju kūrėjui už viską, ką aš turiu. Ir žinai, ir tas momentas, kai jos mažytės gimė, grįžo mes namo, jos nuolatos kažkokie iššūkiai vykdavo. Tai apmirdavo, tai nebekvepuodavo, supranti, ir visą laiką stresas. Bet aš dabar suvokiu tai, kad mane kūrėjas vedė, kad aš atrodo turiu ryšį su juo, bet ar aš tikrai iki galo juo pasitikiu? Ar tikrai? Tai kodėl aš nuolatos stresuoju? Nuolatos pergyvenu, kai mano vaikas užmėlynuoja. Ir atsimenu net vyro žodžius, sako, ne kiek blogai, kiek nuo tavęs stresas. O man tai kas? Man patirtis buvo sunki ir mano ta patirtis mane tiek vedė. Tai tu įsivaizduok dabar, kol tu kalbėjai, man toks aiškus suvokimas, kad va tai pasirinkau ir mane vedė į visišką pasitikėjimą kūrėju. Ir vieną dieną, kai aš nustojau pergyventi, kas vyksta, dalinausi dar kažkur, man atrodo, ir viena iš dukrų mano negalėjo su tuo susitaikyti. Jinai ieškojo ligų, kad mama tik tai pergyventų, kad mama daugiau dėmesio skirtų. Ir vaikui užtruko keletą metų, kol vaikas susivokė, jau mama nebepergyvena. Supranti, eini tu į visišką pasitikėjimą, nes tu dabar supranti, tu nieko negali pakeisti, nes vis tiek įvyks, kas turi įvykti. Tik mums kas belieka, tik pasitikėti. O mes stresuodami, pergyvenami, mes žalojame savo psichiką, žalojame savo mentalinį minčių lauką, žalojame savo fizinį kūną. Ir po to, aišku, kenčia viskas, nes yra disbalansas ir kenčia viskas. Ir žinai, ir tu suvoki, kad kūrėjas veda į visiškai pilną pasitikėjimą, atsiduoti gyvenimui. Atsiduoti gyvenimui, kad eiti toje tėkmėje, apjungus subtilųjį pasaulį, nesureikšminus subtilųjo pasaulio, bet tiesiog gyventi apjungus visame kame. Nes mes dažnai, žiūrėk, ar ne, kaip ir ar ne, einame tikslingai, ar ne, kažkur eiti, ar ne, būti tvirtam. Bet iš tikrųjų aš kartais savo vyrui tai pasakau, o mano vyras sako, atsipalaiduok, gyvenk. Ir aš suprantu tai, kad iš tikro mes ir toje sąmoningumo kelionėje, dvasinėje savo kelionėje, mes taip pat turim prisidėję tam tikrų, ar ne, sluoksnių, kuriuos turėtumėm atlikti. O iš tikrųjų reikia atsipalaiduoti, gyventi ir tiesiog būti jungtyje visame kame. Tiesiog leis per savo tyrą širdį, per savo tą tyrą krištolą, kuris mumyse, leisti veikti. Veikti, nes kai tu veiksi tik tais per savo tą krištolą, per tą savo tyrumą, tau nekils abejonių, nepasitikėti, nekils abejonių ar ne pykti, gal susierzinti, nepasitenkinimą reikšti. Va tiesiog tu gyveni, ateina situacija, kad ir nepatogi situacija, tu suvoki, kad jinai tau reikalinga yra. Ir toj kelionėje, aš sakau, tu vis pastebi vis naujus dalykus, naujus suvokimus, kad svarbiausias tas ryšys jungtyje, nieko nesureikšminant, niekad, nieko, nes viskas, kas yra momente, kai tu leidi savo įsigryninti, visiškai viskas įvyksta momente, netgi tau kilęs klausimas, kurio tu nežinai atsakymo, tu gali gauti tame pačiame momente, jeigu tu iš tikrųjų esi savyje. Bet jeigu tu bandai kažką pritraukti, aš pavyzdžiui, kaip ir tu, ar ne, stengiuosi tyrinėti per save, per savo patirtis eiti, tu gali skaityti. Aišku, mums protas viskas tvarkoja, jisai nori tų žinių mūsų protas, ar ne, bet mūsų protas jisai yra ribotas. Aš vakar dar kaip tik ir kalbėjau, sakau, jį reikia leisti tik tais įjungti į širdies ritmą ir tas protas jisai pasiduoda šitame visame mūsų pačių skleidimasi, mūsų pačių gyvenime. Tik reikia atsipalaiduoti ir leisti iš tikro patirti gyvenimą. Nes, vat kaip ir tu minėjai, tos veiklos, kartais, vat ir būtent, ar ne,
ką gali tu pastebėti, ar ne, kas tikrai daug ką veikia ir tam dvasiniam, atrodo, gyvenime, turi tiek daug prisidėję tų veiklų, tiek daug nori pasiekti. Ir man toksai paskutinio atrodo jausmas, kad visur ta hierarchija, visur tas pats kaip ir žemiškam lygmenį, visur kažkokia konkurencija, kažkokie pasiekimai, o tada kur tu? Kur tavo tikrumas, kur tavo atvirumas prieš save ir aišku, tuo pačiu visą laiką kūrėjas yra su tavim mintyje, jis nėra atskiras, tik mes jį patys atskiriame. Ir kai tu dabar įvardinai, kad, sakai, šitas procesas, kuris vyksta tavo gyvenime dabar, ar ne, kurie yra dovana, aišku, mes žemiškų lygmenių galim matinti, ar ne, liga, bet tai yra dovana. Kokie tau dabar suvokimai, pavyzdžiui, ateina, kas vyksta, kokią gal informaciją gauni iš subtilios erdvės, ką jauti, kas vyksta apjungus viską dabar, ar yra kažkas, kas atėjo nauja, ko iki tol nebuvai supratusi? Visų pirma, šita situacija ir patirtis, jinai sulėtino labai tempą. Ir dabar, kaip prieš tai minėjau, kad mes gyvenam pakankamai labai aktyviai, labai daug siekiam žinių, ten sužinoti, klausom vieną, darom kitą, daug praktikų, plus dar dirbam su savimi, su šeima ir taip toliau. Mes pametam save, nes pradedam nebegirdėti. Tai šiuo momentu tas toksai sulėtėjęs gyvenimo tempas, kai aš galiu sau leisti pabūti ramiai tyloje, leisti savimi pasirūpinti, ko aš anksčiau, tarkim, neleisdavau visą laiką, galvodavau, kad aš viską padarysiu pati, čia man net ir lagaminą aš pati pasinešiu ir viską sukontroliuodavau. Tai paleidus visą tai, įeini į tą tokią vidinę tylą, kuri visiems labai yra reikalinga. Dėl ko lygiai taip pat po visų ir mokymų, ir praktikų mums labai svarbu yra integruoti tai, ką mes sužinome ir iš aplinkos ir kažkokiu tai būdu išskleisti tą savo gyvenimą. Tai aš šiuo metu leidžiu sau būti tiesiog vidinėje ramybėje, patirti tą lėtumą, kiekvieną informaciją nebeskubėti, kaip aš anksčiau, kad aš geriu į save. Ne, aš išklausau lėtai, tarkim, arba priimu iš aplinkos, kokia informacija ateina iki manęs ir aš leidžiu savo tai išjausti ir patirti čia ir dabar momente, visiškai pilnai, niekur neskubant. Ir leidžiant savo tai, pastebiu, kad tas jautrumas, jisai visiškai kitoks ir tokiu būdu pasibeldžia ir mokytojai nauji į tavo gyvenimą. Ir vėl tada aš pradedu išskleisti naują bendravimą su naujaisiais mokytojais, su kuriais ten, tarkim, aš anksčiau netgi galvodavau, kad kaip čia visi lyg ir girdi ten tos mokytojus, bet aš negirdiu tų mokytojų, tarkim, taip. Aš galiu ten, tarkim, tapyti ir pas mane eina energija ir informacija per paveikslus. Arba aš susitikus netgi su draugais, pas mane būdavo taip, kad staiga pradeda eiti srautas ir aš šneku ir matau, kad pas juos ten kažkokie tai dalykai atsidarinėja ir atsivirinėja. Kaip kokie raktai, ne? Per tavo žodžius, tarkim, pas kitus procesai vyksta ir atsiverinėja. Ir aš kažkaip tai to neįvertindavau ir visą laiką buvau susikoncentravus, kad ne, man reikia čia visgi girdėti tos mokytojus, per save transliuoti ir taip toliau. Bet dabar ateina man toksai suvokimas, kad mes visi esame be galo skirtingi ir tie procesai visiškai skirtingai per kiekvieną iš mūsų vyksta ir kad mes visi nešame skirtingą žinutę. Aišku, viskas yra kaip ir apie tą patį, taip, apie tą šviesos atvėrimą savyje, apie kūrėją, apie meilę, apie dėkingumą ir visą kitą, bet kiekvienas nešame ir turime savo įrankius ir savo instrumentus. Ir nereikia lygintis vienas su kitu, kuris tenai transliuoja vienaip ar kitaip, ar kad čia aš turiu taip daryti.
Vienas galbūt transliuos netgi per savo kulinarinius kokius sugebėjimus ir per maistą ir ištransliuos kažkokias tai mums svarbias žinutės. Kitas transliuos, tarkim, sėdint mokytojo žodžiais, kitas paveikslais, kitas per muziką perduos tos kodus. Tai aš šiuo metu esu tokiam sustojime, kai aš tiesiog klausau savęs ir priimu viską, kas eina per mane toje tyloje ir vidinėme darnume. Tai vat taip. Ir va tai ir skleidžiasi tuo naujumu, kai tiesiog visi tie seni įsitikinimai, senos etiketės, suvokimai, jie tiesiog praranda prasmę, nyksta ir va, tuo metu ateina kažkas tai naujo į tavo gyvenimą. Nauja kūryba, naujas suvokimas, naujas bendravimas su žmonėm, kitoks priėmimas, taika namuose, bendravimas kitoks su mano šeimos nariais, su savo vyru. Labai daug dalykų iš tikrųjų skleidžiasi, viskas kinta, visa kasdienybė, viskas. Visas fizinis planas, ar ne, kuris... Taip. Ir aš tokia buvau mėgstanti paskraidyti per meditacijas ir panašiai. Ir bendrai mane labai domino visi tie subtilieji lygmenys ir kaip ten kas vyksta ir tos visos būtybės. Bet aš suvokiu, kad šiuo metu mano dėmesys yra nukreiptas į materiją. Aš aišku neatmetu jokių būdų to subtilaus lygmens, bet aš per tą subtilų lygmenį būtent į materiją noriu įnešti ir integruoti viską. Tai, kaip sakoma, nereikia eiti labai toli, viskas yra čia pat po mumis, mūsų kasdienybė, mūsų veiklos, mūsų šeima, mūsų artimieji, draugai, namai, viskas ir yra ką veikti iš tikrųjų. Va čia mes turėtume keisti ir įnešti pokytį ir dirbti su materija. Ir pakeitę tai ir išmokę gyventi visiškoje darnoje ir balanse su viskuo, kas mus supa, tokiu būdu, kaip mes visi siekiame pakelti vibracijas ir išsigryninti ir čia pakilti aukščiau ir taip toliau. Tai va, yra pas mus platforma, kurioje mes galim dirbti. Yra žemė. Žemė, va čia, šioje kasdienybėje, šioje materijoje mes išsisprendsim va šitus paprastus mūsų supančius reikaliukus ir tada galim kilti toliau aukštyn. Labai tau pritariu, žinai, Ramune. Taip, viskas yra tik mūsų širdyse, mūsų viduje viskas yra absoliučiai, ar ne? Mes patys savo visus mygtukus, savo fizinio kūno junginėjim, kad visiškai pilną ryšį laikyti su visa visuma, su subtiliaja erdve, ar ne? Su visų kosmosu, su bet kuo, viskas mumyse. Ir kai tu va dabar pasakai, turime platformą, žemę, tai man vakar, man atrodo, ryte geriant arbatą, žinai, labai gražiai tokia žinutė ėjo. Žemė buvo sukurta kaip meilės energija skleisti į visas visatas ir planetas. Tai ir nepamirškit žmonės, kad jūsų žemė sukurta, kad skleistumėt meilės energiją. Tai aš taip, įdomu, žinai, galvoju, toks žinoma žinutė, ar ne? Mes žinom apie tai, bet kažkaip priminimas buvo geriant, tiesiog nieko neveikiant, geriant arbatą lauke. Ir žinai, nežinau kaip tu, ar ne, aš esu pastebėjus labai daug tų, kai pradėjau save gryninti, nuiminėti savo kaukes, kaip ir tu sakai, būti gal net nepatogi kai kam, bet mokinausi tai padaryti, žinai, per tą tyrą širdį, bet kol iš pačioj pradžioj, žinai, ne visai pavykdavo. Kartais, žinai, būdavo toksai, tas pasakymas būdavo, gal eidavo kartais netgi per susireikšminimą, kad čia daugiau žinau, žinai, bet mokinau save, nes ir žinau, kai mokinau save, netgi buvo momentai, kada skaudėjo. Visą laiką norėdavau pasakyti griežtai, bet per tą tyrą širdį, žinai. Taip kaip vaikam pasakom, juk mes vaikus mylim bet kada, bet būna griežtai pasakom, vaikai gal ant mūsų supyksta. Ir va tą momentą, kai išsimokinau ir tiesiog kartais būna, kad tu atsiriboji, nuo kai ko, ar ne, kai tu sakai, atkrinta žmonės.
bet tu matai tas situacijas tokias, nebereikšmingas. Ir nesvarbu, kas tie žmonės, ar tavo artimieji kažkokie tai, ar tolimesni draugai, bet tu laikaisi tos savo tiesos ir nėra tai, kad prisitaikyti prie kažko. Tiesiog, va, tavo ta tiesa, bet ta yra tiesa, ne kažkokia primesta, ne kažkokia proto sukurta iliuzija. Ir dabar tokį klausimą tau norėčiau užduoti. Pavyzdžiui, aš, kai pradėjau eiti kelionę, šitą savo to tyrinėjimo kelionę, labai daug pamačiau, kad aš labai daug iliuzijos turėjau prisidėjus savo, žemiškos iliuzijos. Žemiškos, kad man reikia ten pasibaigti, baigiau bakalaurą, reiškiasi marketingo, stovi dulkėje, net nepradėjau dirbti, žinai, daug visokiausių tų kursų jau, labai norėjau, supranti, save tiek ištobulinti, bet ne savo grinumą, bet, žinai, per aplinką. Nesakau, kad tai yra blogai, tai yra viskas yra tvarkoj, bet tu tada, kur tu tada esi, ar ne? Ir aš supratau, kad tiek daug iliuzijos ir atrodo paskui tą subtilį erdvėje ir vėl tu atskirt gali, kur tu papuolė į iliuziją, kur iš tikrųjų yra tikrovė. Ta tikrovė, kuri yra, tai ta tikrovė iš karto jinai leidžiasi materiją. Aišku, būna tie momentai, kur tu padarai tam tikrus kaip sąmonė darbus, ar ne, kitoje erdvėje. Tu vėl supranti, bet tu nei kažkam sakai, nei reikia sakyti, nei tu tai sureikšmini, tiesiog įvyko procesas. Ir tu supranti, ir tu jau atskiri, kur yra iliuzija, gal kartais būna, ne visada atskiri iš karto, atskiri tik po laiko. Čia buvo va iliuzija, o trita papuolė, ar ne? Ir tam tikros gyvenimo situacijos vis tave atveda į tą tikrumą, į tą atvirumą savo. Kaip aš norėčiau, kad būtų ar ne, kaip aš norėčiau eiti toliau ir kaip aš galiu tai patirti, kad į tą iliuziją kuo mažiau įkristi. Ir nesvarbu kokiam lygmenį, ar tu žemiškam lygmenį, ar tu subtiliam lygmenį. Pavyzdžiui, aš tai jaučiu per savo tą jausmą. Per tą jausmą, jeigu jau man kažkas yra toksai, žinai, nesmagumas, tai aš suprantu, kad jau aš iliuzijoje esu. Bet jeigu man yra ramuma, man yra švelnu, man yra ne tai, kad tas meilės jausmas geras, bet man tiesiog yra ta balansinė harmonija. Tada aš suprantu, kad aš esu tikrai ne iliuzijai. Bet sakau, būna, kad ir tam žemiškam lygmenį tu papuoli tą iliuziją ir toj subtilioje erdvėje gali papulti. Ar tu patyrei kažką savo kelionėje? Taip. Bet aš manau ir tai, kad jeigu jau mes, tarkim, atsidūrėm tam tikroj vietoje, ar mokymuose, ar dar kažkur tai bet kuriuo atveju mes, vadinasi, ten turėjom atsidurti. Ir kažkokia tai nauda ir priežastis buvo, kad mes ten turėjom būti. Galbūt mes turėjom susitikti su tam tikrais žmonėm, ten, tarkim, apsikeisti tam tikrą informaciją. Galbūt užteko mums kažkokio tai vieno sakinio iš visų tų 3 metų, kas kažką mūsų viduje pakeistų ir mes pajustume impulsą kažkur judėti dar toliau. Tai aš niekada netikiu atsitiktinumais. Kažkaip pas mane šitas tikėjimas, kad viskas vyksta labai tikslingai, aš tuo tikiu. Bet kaip, tarkim, atpažinti, ar mums reikia kažkokią kryptim judėti ar ne ir taip toliau, nes visgi yra toks dalykas kaip ego, taip, kuriam reikia čia ir taip toliau, kad čia man daugiau čia kursų, mokymų arba ten tas ir anas. Nuo ko ten, tarkim, po to išsivysto ir dar toks dalykas kaip priklausomybės, taip, prisirišimai. Čia dar kita tema, mes čia galėtume šnekėti ir šnekėti. Bet kad neužkliūti, neužkipti ant to kabliuko, tai čia ir yra tas čia ir dabar momentas, kai tu, tarkim, prieš kiekvieną kartą, norint nert kažkur, arba čia, reklama, aš čia, gavau vėl čia kažkokį kursą praeisiu, arba pasimoksiu, arba čia, tą įsigysiu, arba čia ten išvažiuosiu, padarysiu kažką. Stop, biškį sustoju, įkvepiu ir iškvepiu kelis kartus, ar man tikrai to reikia, ir aš tada paklausiu iš karto savęs, savo aukštesnio aš arba kūrėjo, ar tai yra tikslinga, į tai judėti ir eiti, ir duodu savo mažą pertraukėlę. Anksčiau tai aš būčiau stačia galva, žinai, iš karto liepus, jau čia einu ir tralelė, ir viskas čia fainai, ir aš čia daugiau naujų žinių sužinosiu, bet viskas buvo taip iš tuščio į kiaurą, kertai, žinai, kaip
per vieną ausį įeina, per kitą išeina, arba skersai kaip per kokį laistytuvą, žinai, išeidavo. Ir aš tada tiesiog stebėjau ir suvokiau, kiek aš daug energijos į tam tikrus dalykus esu investavusi ir to neintegravusi savo gyvenime. Tai čia kaip energijos švaistimas yra į tuščią. Todėl aš galbūt pažymėčiau tai, kad sustoti akimirkai ir įsiklausyti iš tikrųjų į savo tą širdies balsą ir vedimą, ar tikrai man to reikia, ar tikrai tai nėra kažkieno tai pritraukta idėja ar mintis ir ar aš su tuo nesusitapatinau. Ir supranti, apie ką aš turiu. Taip, aš labai tave suprantu, žinai, nes aš irgi tai ir turėjau omeny, kad man buvo toks laikas, kokie 2 metai, nuo 2018, tai aš tiek prisėmiau kursų, nu, nežinau, gal kokius 6 kursus, 4-6, ir žinai, ir skirtingų mokytojų, bet ir nieko aš neintegravau savo gyvenime. Tik klausiau, žinai, pučiau savo ego žiniomis ir aš manau, kad aišku, kaip ir tu atsakai, gal ir nebūtų buvusi to kito proveržio, matyt reikėjo praeiti ir tuos ego etapus, kad tu pasirinktum vienus mokymus ir supranti, kad tau užtenka vienų mokymų, o ne 6 mokymų, nes tų 6 mokymų tiesiog, nu, neįmanoma integruoti savo gyvenime. Kaip tu gali tai padaryti, ar ne? Ir tu klausaisi širdies ir tu labai gerai pabrėži, nes aš dar buvau pasirašus, kad pastojau prisirišimai, žinai, kad kuo daugiau, žinai, ir tą, nu, ego čia tenkini ir kuo daugiau, kad kažką tai, tą protą išpustyti ir kad daugiau žinių turėtum. O jeigu tu neintegruoji, nepraeini savo procesus, nu, tai yra nulinė vertė. Jokios nešamos jėgos tavo vidiniai sklaidai, absoliučiai jokios. Tai manau, kad, nu, daugelis žmonių tai praeina turbūt pačioj pradžioj ir visiems, nu, norisi kuo daugiau, žinai, nori labai greitai to nušvitimo, bet neįmanomas nušvitimas, kol tu savęs neiškrapštysi tų visų savo viniukų iš savo, žinai, erdvės. Aš dar galėčiau pridėti dar tokį dalyką, kaip, tarkim, mūsų visos energetinės sesijos, taip? Kai mes einame ten prasivalyti, ten susikalibruoti ir padirbėti su kitais. Viskas gerai, tos sesijos iš tikrųjų, ten vieni kitiem mes padedam, jos iš tikrųjų pasitarnauja mūsų bendrai būtyje. Bet ir tai irgi gali lygiai taip pat kaip mokslai, kursai ir visa kita gali tapti prisirišimu. Ir dalinai savo, tarkim, atsakomybės numetimo ant kito pečių, kai mes galvojam, kad kitas žmogus padarys darbą už mus. Ir čia aš labai aiškiai išnieku apie savo patirtį, kai aš buvau reiškės, Tenerifėje 2 metus pragyvenau. Tai mano Tenerifėje būtis buvo, kad aš ištisai nuolatos būdavau visokiuose mokymuose, energetiniuose valymuose, sesijose ir visame kame. Mano diena taip atrodydavo kokios 3-4 meditacijos per dieną, tarp jų ten kursai ir visa kita. Ir toks kaip visiškai konvejeris, žinai, eina nuo ryto iki vakaro, kai aš atitrūkau nuo bendrai visų kažkokių tai materinių dalykų ir grinai buvau visame tame. Ir aš suvokiu, kad viskam reikalingas balansas, saikas ir suvokimas tikslingas, kada mums iš tikrųjų reikia tos pagalbos, o kada mes esam vedini smalsumo, netgi ir tose sesijose, ką mums kas pasakys apie mus ir visą kitą. Tai mes tada ir sustingam su tuo, su ta ego dalim, kad apie ką tai yra, kad čia vėlgi tada ne man to reikia, o mano ego nori, tokiu būdu patenkinti savo smalsumą ir taip toliau. Taip, nes atėjus į sesiją, jeigu tau bus pagelbėjimo ar ne energetiškai, viskas yra gerai, bet jeigu tu vidinio sprendimo nepadarysi, nu tai praeis 2 savaitės ir tau vėl reikės, ar ne? Taip. Bet tu turi vidinius sprendimus daryti, kad eitum vis laipteliu aukščiau į tą savo suvokimą, kad galėtum patirti save kitame savęs suvokimo procese.
žinai, tu paskui sakai, tiek daug visko dariau, kai gyvenau Tenerifei, o galvoju aš, o kada gyvenai žemišką gyvenimą, kada fiziniam plane, kada šeima buvo? Dabar. Dabar. Tai va čia man toksai labai toksai svarbus momentas, ar ne, kaip yra svarbu kokybė praleisti su vaikais, su vyru, kokybiškas laikas. Ir ką aš pastebėjau, žinai, kad mes dažnai, aš dabar iš savo patirties galiu pasakyti, kadangi, ar ne, mano veikla yra susijusi būtent su klientais, tai aš irgi dažnai atrašinėju žinutės ir taip toliau. Tai vyras man sako, viskas, padėk telefoną, nesvarbu, kad tai tavo veikla, klientai jie gali palaukti ir yra tam tikras laikas, kada tu gali jiem atsakyti. Nebūk nuolatos, sako telefone, būk čia ir dabar. Tai mano vyras iš tikrųjų žemiškas. Jisai neskraido, jisai žemiškas, bet jisai man tokių gerų fiziniam plane dalykų išskleidžia, kad aš galvoju, matai, kaip viskas vyksta, žemiškas, bet vis tiek per jį tą veikia, tai subtilieji jo, žinai, subtiliosios dalis veikia. Ir kaip svarbu tą kokybę su vaikais pabūt kartu, su šeimos nariais ir leisti, nes visur kame tai yra svarbu. Taip svarbu, nes vaikai užauga labai greitai. Labai greitai. Ir tu nepajusi, kai jie užaugs ir jie išeina tie vaikai. Žinai, ir norėčiau dar tavęs tokį klausimą, žinai, iš tikrųjų turbūt siekiamybė mūsų visų yra išjausti visiškai pilną laisvės būties esmę. Būti laisvu nuo visko, nuo prisirišimo, nuo kažko tai, o tiesiog leisti savo laisvai tekėti, laisvai gyventi, materijoje gyventi ir tuo pačiu su subtilia erdve gyventi. Kaip tu galvoji, ką tu galėtum, pavyzdžiui, palinkėti žmonėms, link ko turėtų atsižvelgti? Pas tave dabar gyvenime įvyko tokie didžiuliai procesai ir manau, kad tikrai nukrito visas tas reikšmingumas, kuris buvo reikšmingas, nukrito ta visa, tie visi blokai ir kai tu sakai, aš susidūriau, ar ne, kaip ir su mirtim, ir tu supranti va tą tikrąją momento esmę. Ką tu palinkėtum ir ką savo palinkėtum, kaip išjausti tą laisvės būties būseną esmę, kad išsivaduoti nuo visko, o tiesiog leisti savo gyventi jungtyje su viskuom. Leisti savo būti, tiesiog būti. Neprisikurti pilną užduočių, daugiau negu mes galim ten, tarkim, jų įgyventinti, nes vėlgi čia tada remiasi į mūsų ego. Bet tiesiog leisti būti. Tarkim, jeigu nesigauna, yra labai paprastas toks dalykas paimti ir daryti atvirkščiai. Nu, tarkim, aš anksčiau neleisdavau savo pailsėti arba pasižiūrėti televizoriaus. Kodėl? Nes visada galvodavau, kad čia yra laiko švaistymas, kad man reikia įti kokią nors dvasinę literatūrą, geriau paskaityti ir taip toliau. Neduok Dieve, aš pažiūrėsiu tą televizorių, tai jau kiek čia laiko aš išvaiščiau čia tam ir žodžiu, va taip. Tai čia aš tokį banalų gal pavyzdį daviau, bet va, tarkim, pradėti leisti savo daryti tai, ko mes neleidom daryti ir pasižiūrėti, kas įvyks tuo metu. Niekas nesugrius, jokie reikalai ten nesubirės, jokios veiklos niekur nepabėgs. Arba ten, vat, kaip tu sakai apie tą skambutį, nepakelk ragelio va dabar ir pasižiūrėk, kas bus. Nu, ir nedings tie klientai, perskambinsi tu ten po pusvalandžio arba po valandos ir nepakis nuo to gyvenimas. Tai suvokit tokį dalyką, kad aš tokia buvau visada įsitikinus, gyvensiu aš čia 100 metų, tai tikrai 90, čia pas mane genai tokie geri, visos babutės ten gyvena vos ne iki 100 metų ir aš gyvensiu. Gal ir gyvensiu. Tiek. Bet suvokit, kad mes iš tikrųjų nežinom, kiek laiko mes praleisim šitoj materijoje ir mūsų kada mums iš tikrųjų patirti save ir leisti savo būti ir daryti tai, ką mes norim, kalbėti tai, ką mes norim, leisti laiką taip, kaip mes norim. Pradėkit daryti atvirkščiai, ir jeigu reikia ten, tarkim, kažkokias užduotis atidėjot ir pradėjot bent po truputį įvedinėti į gyvenimą tuos malonumus savo. Nes
disciplina yra svarbu, bet kai jos yra per daug mūsų gyvenime, išeina iš mūsų gyvenimo malonus potyriai ir gaunasi taip, kad mes tada savęs nebedžiuginam, neapdovanojam ir kai mes neapdovanojam ir nedžiuginam savęs, tai tada mums nebetampa, dingsta tas malonumas gyventi ir mes prarandam tą tokią kibirkštį kūrybinę, kažką tai daryti. Todėl aš manau, kad už kiekvieną kažkokį tai savo atliktą darbą ar transformaciją mes turėtume atsidėkoti savo kažkokiu tai būdu, leisti savo patirti ir tuos malonumus ir Tikrai taip, labai aš tau pritariu, žinai, nes ką tu ir kaip pavyzdį pasakė apie tą televizorių, žinai, aš savo to neleisdavau ir buvo momentas, kada net vyrui sakydavau, ką tu čia žiūri, tai gal kažkokią tikslingesnę informaciją. Ir žinai, ir vieną kartą jisai man pasakė, sako, atsipalaiduok ir leisk. Jisai man visą laiką sako, atsipalaiduok ir leisk savo gyventi. Ir aš suprantu, kad iš tikrųjų, jeigu mes savo leidžiame pažiūrėti kokį gerą filmą, tai nereiškia, kad mes savo smegenim duosim kažkokią neigiamą informaciją. Ir manau, kad tie paprasti tie tokie dalykai, leidžiant savo veikti beleką, netikslingai veikti, tiesiog paskui mus atveda į tą, kaip pasakyti, sukauptą tą energiją, nes tu pailsėjai, pabuvai, darai, ką norėjai, tau leidžia toliau nuveikti. Daug, kaip pasakyti, galbūt netgi produktyviau tu gali padaryti tuos darbus, kuriuos atidėjai tuo metu, nors galvoji, kad galbūt svarbiau buvo tuos darbus padaryti. Tai ką, Ramune, labai labai tau ačiū už šiandieną, už tavo pokalbį, už tavo pasidalintas patirtis, už tokį nuoširdų ir atvirą pasidalinimą ir tikrai manau, kad atlieps ne vienam žmogui, kuris gal yra irgi tokioje pačioje momento situacijoje ir nežino galbūt ką daryti. Ačiū tau labai ir iki susitikimų. Iki